Labas vakaras dar kartą, Remigijau, jaunimo naujienos. Tai aktyviai keliaujat per Lietuvą ir dabar Mažeikiuose buvo pilna salė ir net konkurentai, konservatoriai pradėjo mokintis iš jūsų irgi nutarė keliauti per Lietuvą. Tai norėčiau paklausti, kaip nuotaikos, kaip suspėjat tokį aktyvų. Ir esate vienas iš nedaugelio politikų, kuris ne tik prieš rinkimus, bet ir po rinkimų dirba ir susitinka su žmonėmis. Jo, tai iš esmės gaila man tų vargšų konservatorių, kaip aš sakau. Jie galvoja, kad visą laiką ateis jų ten tie iš kapinių pakilę ir balsuos. Deja, reikia dirbti su žmonėm, aš dirbu savo darbą jau beveik 20 metų, tai nesvarbu, kokiose pareigose aš buvau, ar teisme dirbau, ar buvau Vilniaus miesto mero patarėjas, ar Seimo narys, tai kiekvienas ulėjo. Dabar, kai ten juokauja, sako, iš kur energijos. Tai energijos, aišku, yra gamtoje, tai jeigu mažiau sėdėsime prie televizoriaus ir žiūrėsime LRT, o daugiau išeisime pasivaikščioti, tai tikrai gamtos turėsite daugiau. Tai aš manau, kad reikia leisti rankų, reikia judėti, o tie, kurie ten politikai verkia į delną, kad kaip čia jiems viskas yra sunku, aš tiesiog palinkėčiau jiems atraskit jėgų, pakilkit nuo sofų ir ateikit pa žmonės. Tikrai žmonės bart neduoda ir matot. Salės tikrai pilnos, daug žmonių, daug klausimų, 3,5 valandos diskusijų ir čia matyti dar būtų porą valandų. Reikia važiuoti į priekį. O kaip dabar žmonėms labai aktualu LRT klausimas? Čia dabar buvo Seime balsavimas ir iš tiesų daugumas Seimo narių pritarė ir matėm, kad vienas, jei neklystų, LRT tarybos narys net atsistatydino, tai galbūt jau kaip nujaučia ir kaip galvoja dėl šito klausimo, kiek jis yra progresyvus? Jis yra labai svarbus Lietuvai, nes LRT gauna pinigus iš mokesčių mokėtojų pinigų. Pinigų suma yra neadekvačiai didelė ir tai yra nesuvokiami skaičiai, tai yra 70 milijonų, mūsų prognozė, kad ateis diena, kada LRT gaus 100 milijonų, tai yra tai, ką mes sumokam ir LRT gali įsidirbinėti tyčioti, ką nori. Man neįdomu, kas ten kaip, bet man įdomu yra būtent pati jų veikla, kodėl viena kita įmonė laimi, kodėl produsuojama kompanija laimi, kodėl vienas ar kitas laidų vedėjas atsiranda. Ir kai tu išgirsi, kad jų honorarai gali sėti 10 000, tai yra klausimas, ar mes efektyviai naudojam valstybės pinigus. Jeigu mes sakom, kad reikia gynybai finansavimą, gal LRT laikas atsisakyti tų influencerių nuomonių formuotojų, kurie uždirba po 10, 20, gal net 1000, gal ir po 5, nes mes nežinome, tai galim spėti, ir tuos pinigus skirti gynybai, kodėlgi ne. Tai aš tikiuosi, kad Seime ir toliau Seimo nariai nenuleis rankų, užteks tų balsų ir atėjus X valandai, kada bus priėmimas dėl kreipimus į valstybės kontrolę, prabalsuos ir gausim tos balsus. Ačiū Jums. Ačiū.